išmokau rinkti save, išmokau jausti, išmokau apsupti save žmonėmis, kurie mane augina, kurie mane veda, kurie man duoda sparnus energijos augime. Laikas, kai pasirenki save, kai atsisuki į save. Ir jis yra labai svarbus neišvengiamai kiekvienai moteriai. Labas, Jurgita. Labas, Jurgita. Pakviečiau tave į svečius pabendrauti, pasidalinti savo energiją, savo pojūčiu. Ir tiek tu, tiek aš, mes abi esame moteriškam kelyje praėjusios visko. Ir labai gerai suprantam ir jaučiam, ką reikia vertinti, prie ko reikia laikytis, su kokiais žmonėmis save apsupti ir kaip auginti save. Ir labai greitai Valentino diena, širdžių, meilės, pasitenkinimo ir laimės diena. Bet ar tu jautiesi laiminga? Ar tu jautiesi būtent taip tik vieną kartą metuose? Ar stengiesi būti laiminga ir tokia pati apsupta dėmesio visus metus? Bet žinai ką, mieloji, iš tikrųjų viskas priklauso nuo tavęs. Kaip tu pažiūrėsi į savo gyvenimą, kaip tu kursi, ko tu norėsi. Ir kodėl pakviečiau Jurgitą pabendrauti? Todėl, kad praeitą savaitgalį jinai buvo nuostabiam renginį, moterų renginį, ten, kur auga ir lieka didžiausios energijos, tai reiškia moteriškos energijos. Ir ką jinai ten matė, kaip jinai ten jautėsi. Ir mes kalbėsim apie moterišką augimą, apie tą jausmą, ko dažniausiai moterys trokšta, nori, jaučiasi pametusios, bet neatranda ir neturi. Tai Jurgita, aš vakar paskaičiau tavo postą ir pasijutau labai ypatingai, nes buvo labai jausmingas tavo pasidalinimas. Ir tu buvai, mes abidvi esame kolegės, ir tu buvai Miunchene, Vokietijoje renginyje, kuris vyko, jeigu aš neklystu, kartu su Austrija sujungtas buvo, ne? Taip. Jo. Ir štai ten, BMW centre, visi susitiko, tiksliau moterys susitiko ir ėjo, nėrė į tą energiją. Tai būk gera, pasidalink, ką tu jutai? Visų pirma, labą dieną visiems. Susitiko dvi Jurgitos. Labai ačiū, Jurgita, visų pirma, kad mane pakvietei šiam pokalbiui. Bet taip, vis dar žiūriu foto, žiūriu video iš renginio ir iš tikrųjų apima labai geri jausmai, nes būti tarp 900 moterų, tai energija yra kažkas. Taip, tai energija yra kažkas wow. Bet kas mane labiausiai sužavėjo, kad tame renginy, aišku, buvo galimybė važiuoti su antrom pusėm, aš važiavau taip pat su vyru, kad man jis tai pavertė jautų ir pamatytų tą grožio sferą, kurioje aš norėsiu dirbti. Super. Mane labiausiai nustebino vyrai, kurie atvažiavo su savo moterimis, žmonomis, vaikų mamomis, su vežimėliais, su kūdikiais ant rankų, kad jų moteris, jų žmonos galėtų, sakykime, save realizuoti ir būti tame. Aš tikrai, daug renginių esu buvusi, bet šitas renginys mane tiesiog žiūrėjau rankas sunėrusi ir ten tam koridoriui, kaip yra salė renginys, koridoriukas ir stovi kokie 6 vyrai su kūdikiais, jie ten bendrauja. Aišku, filmuoti aš negalėjau su mažais leliukais, bet jausmas tai
tiesiog neišpasakojamas. Ir iš tikrųjų tas dėkingumas, aišku, aš dėkoju ir savo vyrui, ir tas dėkingumas kitiems vyrams. Bet turbūt mes visi suprantam, kad tai priklauso ne nuo vyrų, o priklauso nuo mūsų. Ką mes pačios transliuojam ir kaip mes tą norą išreiškiam. Aš taip pat kažkada buvau ta, negaliu sakyti pilka pelytė, bet ir aukos vaidmenį, ir tikrai praeito labai visko daug. Ir būna taip, kad tu tiesiog savo neleidi. Neleidi, nes vaikas mažas, neleidi, nes ką vyras pagalvos, neleidi, ką kiti pagalvos, nes kritikos, taigi mes sulaukiam labai dažnai iš visur. Aš ir dabar dar sulaukiu kritikos, nes vieniems tai atrodo netikra, sekta, kaip mes girdim dažnai, ar ne? Kitiems tai yra sunku patikėti, kad gali realiai tai būti. Bet realiai taip yra. Realiai taip yra. Ir žinai, va čia noriu tave sustabdyti šiek tiek ir įsiterpti. Ir va tas vaizdas, kurį tu pamatėjai, stovintys vyrai ir su leliukais besirūpinantys savo vaikais, o leidžiantys moteriams džiaugtis, priimti tą energiją, ją dar labiau auginti, iš tikrųjų tai yra žmonių ir šeimų vertybės. Nes turbūt nebūtų tų vyrų, tų šeimų, jeigu jie nepalaikytų ir nesuprastų vienas kito. Ir labai dažnai tai būna, tikrai tai būna, sako, kuo tu čia užsiimi, ką tu čia iš vis veiki, kodėl tu savo laiką švaistai. O iš tikrųjų, kiek tame daug gauni visokios patirties ir augimo, ir labai dažnai nesuprantama, ne, kad per moters augimą ir skleidimąsi priklauso ir pačios šeimos visas, kaip sakyt, emocinė būsena ir supratimas, ir augimas, ir darna, ir visi kiti dalykai. Tai tikrai tai būna, netgi yra ir taip, kad ne kiekviena moteris būnanti šiame versle, pasakiusi šiai galimybei taip, jinai ir eina iki galo. Nes dažnai jos aplinka nepalaiko, dažnai jinai pati greitai rankas nuleidžia, jos vertybės galbūt nesutampa, ne, žmonių būna, kad vertybės nesutampa ir negali tokios veiklos daryti. Bet tai, kuo tu daliniesi ir tai, ką tu matei, tai man tai parodo, kad mūsų kompanija yra ne tik tai šeimos verslas, ne tik tai šeima, bet ir apjungia tokias pačias šeimas su tokiu pačiu mąstymu, su tokiomis pačiomis vertybėmis ir pasididžiavimo, ne, kad vyrai didžiuojasi savo moterimis, tai ką jos daro, taip kaip jos auga, kad jos lipa į sceną, kad jos pasiima apdovanojimus su tais pačiais leliukais ant tos scenos. Ir va tai yra visai, žinai, toksai kaip kosmopolitaninis tarsi gyvenimas, žinai, va toksai, kurio tu, kaip čia taip gali būti, žinai. Ir Jurgita, va, mes kaip trumpai kalbėjom, tu pasidalinai labai stipria fraze, paprasta, bet labai stipria. Tu pasidalinai apie jausmą, kai tu tik tai nuvažiavai į renginį. Koks tai jausmas buvo? Oi, netgi sunku žodžiais apsakyti, bet kažkas tai wow. Man ir dabar šiurpuliukai bėgioja, bet ta masė moterų, ta moteriška energija, aišku, pastebėjau, kad kitoj šaly, sakykime, Vokietijoje ir tikrai man daug kas paantrintų, tos moteris kitokios, jos ramios. Jos, nežinau, čia gal šalių mentalitetai, nežinau, nėra jokio skubėjimo. Mes kol stovėjome, mes beveik valandą laiko stovėjome eilėje, kol įleis. Mes su labai daug kom pabendravom. Mano anglų kalba nėra gera, vokiškai aš nekalbu visiškai, bet aš sugebėjau pabendrauti, padiskutuoti, paklausti, apsikabinti.
Tikrai ne su Ai, viena, ne su dviem moterim. Jos Amerikoje. iš, Aha. taip, iš skirtingų šalių, iš Austrijos, Vokietijos, iš Lenkijos buvo. Ten, nu, kaip žinome, Vokietija irgi international šalis, daug yra iš kitų šalių. Tai tas labai iš tikrųjų, tas šiltumas, nuoširdumas, paprastumas labai mane nustebino. Labai. Toks, tu jautiesi savas tarp savų, va taip pasakysiu. Nu visada į tokį renginį einant, tokios kaip ir įtampos yra, žinai, kai mažai tam ką pažįsti, tik tai dėl Taip, savęs, ne, tai čia, nu vėl kitaip, žinai, bet kai tave priima ir tu pasikalbi, tai, žinai, viskas atsileidžia. Tai štai apie tai mes kalbam, mes dalinamės tai, ką mes patiriam. Ir tai, ką patyrė Jurgita, ir tai, ką aš patiriu kiekviename renginyje, kai aš lankausi, kad ir UK Londone, kad ir Amerikoje, kad ir nesvarbu, kokius renginius rengtų mūsų kompanija. Tai pirmiausia, tai yra jausmas, širdis, įvertinimas ir leidimas savo. Mes suprantam, kai tu pamatai tas plojančias, besidžiaugiančias moteris, tu supranti, kiek daug ir kaip dažnai tu save stabdai. Ir kaip daug tu tų grotų užsikali savo. Nereikia. To nereikia. Džiaukis, šypsokis, daryk, priimk galimybės. Kodėl visi bijosi to žodžio galimybės? Galimybės, aš nenoriu galimybių, o jos kaip tik duoda pokytį, didžiausią pokytį. Todėl ir mes tave kviečiam su Jurgita padaryti pokytį, priimti tą naują energiją, įsileisti naują energiją savo gyvenimą, pradėti gražinti save, pradėti rūpinti savimi, ne tik tai per moters dieną, ne tik per Valentino dieną, kiekvieną dieną leisk savo spindėti. Mes kviečiam tave į mūsų grožio klubą, kur tu galėsi augti, kur tu galėsi mokintis grožio paslapčių, pamokėlių, verslo kūrimo, tiesiog leisti savo augti iš vidaus ir galbūt, žinoma, su mūsų pagalba statyti ir kurti verslą. Tai kokių tų pokyčių nori. Tai įsigijusi savo produktus, grožio produktus savo plaukučiams, galbūt pasirinks ir veido odai, tu dar gausi dar vieną dovaną. Apdovanosi save ir gausi 110 svarų arba 130 eurų dovanų kuponą. Dar vienam grožiui įprasminti ir pasijusti geriau ir pradėti turėti pačias geriausias ypatingas kainas, potencialo augimą ir svarbiausia, pokytį, kuris tave džiugins. Išlįsk iš savo kalėjimo. Išlįsk ir išsinerk. Šypsokis, pasidažyk raudonai lūpas ir tegul tavo pasaulis keičiasi. Kviečiam tave pokyčiui. Parašyk man arba Jurgitai ir pasidalinsim mes, kas tavęs laukia, kokios dovanos ir kokie pokyčiai. Tai ačiū tau, Jurgita, labai. Trumpai, bet mes dar išeisim dar ne kartą ir pabendrausim. Tai ir aš dar, toks jausmas, kad aš irgi buvau Miunchene, žinai. Tai šitiek transliacijų bandžiau perteikti su video, su viskom. Aišku, Jurgita, tu turi su kuom palyginti. Aš ką dar noriu pridurti. Jurgita yra nuostabus žmogus. Kodėl aš pas ją atėjau? Todėl, kad tai yra žmogus su atvira širdim, kuris savo atvirą širdį laiko ne tik savo, bet ir dovanoja plačiu mastu mums visoms moteriams. Aš Jurgitai esu be galo dėkinga už visas pamokas, už palaikymą, už auginimą, nes Jurgitos dėka aš augu kiekvieną dieną. Tai myliu, apkabinu. Tokia padovanoja, dabar ačiū tau labai. Ir aš manau, mes dar ateisim čia pasidalinti savo įspūdžiais, savo istorijom, savo nuoširdumu.
nes tiek man, tiek Jurgitai yra labai svarbu. Nuoširdumas, atviros širdis, be jokių manipulacijų, intrigų, kaip sakant, būkim savimi, būkim gražios, švytėkim, skleiskim tą gėrį, grožį ir kitiems, ne tik savo. Ačiū tau labai. Su ta gražia mintim, nata ir atsisveikinam. Mylėkit save ir būkit gražios. Iki.